Šiandien labai noriu pratęsti temą apie stiprią moterį. Tai yra tokia įdomi tema, nes labai daug moterų šiai dienai yra vienos ir vienišos. Ir ką pastebėjau ir savo pažįstamų moterų rate, kad, sako, labai sunku susirasti vyrą, kuris būtų vertas manęs. Bet žinot, yra toksai dalykas, kad moteris apskritai, jos yra kitokios. Ir jeigu tai paimsime, kad labai daug ir visokiausių knygų ir labai daug kalba apie tai ir šiandieninių mentorių vyrų, būtent apie vyrų psichologiją, tai moteriam tikrai rekomenduočiau labai stipriai įsigilinti į būtent vyro psichologiją, todėl kad kada aš veikiau iš būtent moters pozicijos ir visą laiką norėdavau tą vyrą prisitempinėti prie savo mąstymo, tai patikėkit, ten apie nieką. Ir pradėjau labai stipriai analizuoti, kaip tengi susideda tas vyro ir moters santykis. Vyrai iš tikrųjų mąsto visiškai kitaip ir vyram iš principo tikrai nereikia moterų, kurios yra karjeristės, kurios ten, sakykime, pačios viską gali. Labai dažnai moteris ten tai kaip vertybė kažkokia, tai vertina, kad žiūrėk, aš pati ten nusipirkau namą, būtą, pati aš čia mašiną nusipirkau, čia žiūrėk, pati aš ir deimantus galiu nusipirkti, čia man nereikia jokių tavo pinigų ir paslaugų. Tai aleliuja. Ir tada tie vyrai atsitraukia ir sako, tai jeigu tu pati gali, tai nafig man čia tau dėl tavęs stengtis. Taip yra. Taip yra ir galim ginčytis iki pamėlynavimo, visi čia susėdė. Taip yra. Ir supratau kokį dalyką. Vyram nereikia moters, Ksenos ar ten tos Marytės Melnikaitės su vėliava. Vyram reikia moters. Ir kokia ta moteris, mano manimu, šiai dienai jau žinau, kokia turėtų būti. Dažnai vyrai kalba apie nuolankumą, kad moteris turi būti nuolanki. Taip, sutinku, nes moters prigimtis yra tokia. Gimdyti vaikus, glostyti, čiučiuoti, liuliuoti. Bet 21 amžiuje moters ir statusas yra pasikeitęs. Ir labai visi nori kažkokių tai čia moterų tokių kaip su lygiom teisėm. Čia atskirą temą padaryti galima bus. Bet taip pat nori vyrai ir moterų, kurios tokios būtų atjaučios ir suprantančios jos. O moteris kokia tapo? Savarankiška, reikli, tokia, sakyčiau, netgi pakankamai šalta, neemocionali, netgi nesukuria ryšio dažnu atveju su savo, netgi ne tik kad vyru, nesukuria ryšio ir su savo vaikais, kas mane iš tikrųjų labai stipriai gąsdina. Ir netgi tokie dalykai kaip tarp šeimų, sakykime, kada vaikai sako mamai arba tėčiui, aš tavęs nekenčiu, aš noriu, kad tu numirtum. Jeigu taip atvirai, man siaubo kelia. Man siaubo kelia ir aš tada visada pradėjau galvoti, kas čia su ta žmonija atsitiko, kas čia yra ne taip, ką daro ne taip tėvai ir vyrai ir žmonos, kad mes emociškai tampam tokie tolimi vienas nuo kito. Iš kur aš tai žinau, nes tikėtina, kad pati augau emociškai šaltoje šeimoje.